teatras atiduotas privatiem asmenim į rankas. Šį kartą taryba nusprendė leisti kino centre Dainava atidaryti kazino. Viena uždaroji akcinė bendrovė 2008 metų sausio 24 dieną pateikė Kauno miesto savivaldybei prašymą leisti steigti lošimo namus buvusiame Dainos kino teatre. Šis sprendimo projektas buvo svarstytas dar pavasarį, tačiau nebuvo priimtas. Sunerime visuomenės atstovai dar prieš šiandien vykusį tarybos posėdį įteikė valdžiai peticiją, kurioje prašoma išpirkti kino teatrą bei pritaikyti visuomenės reikmėms. Tačiau šis balsas nebuvo išgirstas. Klausimas įtrauktas į tarybos darbotvarkę. Mano pozicija ir daugumos frakcijos pozicija buvo neleisti ir nesutikti, kad būtų steigiami lošimo namai. Tai yra mūsų principinė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pozicija ir jinai atsispindi ne tik tai mūsų, sakykime, sprendime, bet ir mūsų rinkiminėje programoje. Tačiau dėl tokios mero pozicijos kyla įtarimų. Meras tvirtina tarybos darbotvarkę, tad jei uždarosios akcinės bendrovės prašymas nebūtų patenkintas, kino teatras Daina galėtų būti pritaikytas kultūriniai veiklai vykdyti, kol išsispręs Romuvos kino teatro likimas. Tuo tarpu dabar kamerinėje aplinkoje išdygs kazino. Nereikia klausyti žodžių, žiūrėti rezultatus. Rezultatas – sprendimas priimtas. Galimybė sudaryti rezultatą yra teiktas tarybai. Meras gali neteikti ir šitas klausimas niekada nebus taryboje. Aš mero paklausiau, kaip jis balsuos. Jis sakė, susilaikys. Tai klausimas pateiktas, aišku, nusišalinta ir patriotiškai pasakyta, kad šalia bažnyčia ir klausimas vis tik tai priimtas. Taigi, rezultatas pasiektas ir visi šventi. Šalia šio kino teatro yra dvi gimnazijos, pradinė mokykla, Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia. Pastatas įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Įsikūręs kazino tiesiog netitiks viso kvartalo, kuriame yra šis unikalaus modernizmo laikotarpio pastatas dvasios. Tačiau tokią nuomonę palaikė ne visi tarybos nariai. Pirmiausia, Kauno miesto savivaldybė neturi lėšų tam, kad atstatyti arba remontuoti tuos pastatus apleistus, kurie dabar mieste yra. Turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad pasidarė populiaru nuo tų pastatų jau savižudybės atlikinėti. Tai aš manau, jeigu yra dar šiais sunkiais laikais optimistų verslininkų, kurie ruošiasi investuoti į pastato remontą apie 10 milijonų litų, tai reikėtų netrukdyti ir leisti. Šiandien tarybos posėdyje iš 33 tarybos narių užbalsavo 19. Kino teatre Daina leista rengti kazino. Tačiau su dauguma nesutikė ir prieš balsavę tarybos nariai teigia, jog dėl šito projekto nesėdės rankų sudėję. Čia jie mato ne tik privačių interesų tenkinimą, bet ir korupcijos apraiškas. Rytoj pat aš kreipsiuosi į specialiųjų tyrimų tarnybą, į prokuratūrą, taip pat paduosiu šį tarybos sprendimą į teismą. Į teismą paduosiu dėl to, kad mano nuomonė neturėtų ten būti lošimo namai, o į specialiųjų tyrimų tarnybą aš manau, tai yra mano nuomonė, įtariu, kad už gražias akis kai kurie tarybos nariai tikrai nebūtų leidę įsteigti tenais kazino. Aš galvoju, kad yra susitarta. Dar vieno kino teatro likimas Kaune pakvipo korupcija. Tai tampa jau tendencija. Tik šį kartą tarybos nesulaikė nei mokiniai, nei bažnyčia ar į kultūros vertybės įtrauktas pastatas. Regis privatus interesas šį kartą nugalėjo ir vėl viską. Renata Bartusevičiūtė ir Artūras Šedys.